Trūkčiojantis vokas. Kodėl jūsų akis šokinėja? Dėl ko tai gali atsitikti? Taip, jūs teisūs, tikriausiai buvo daug streso, per daug kofeino, o galbūt net ir energetinių gėrimų. Kartais trūksta ir mineralų, magnio, dažniausiai viena iš priežasčių būna magnio trūkumas, tą rodo ir studijos. Ką daryti, kad tas vokas visgi netrūkčiotų? Vieną patarimą pasidalinsiu, jeigu jums yra svarbus susitikimas, o vokas pradėjo trūkčioti, tai galite jį priliesti, tai reiškia mechaniškai prilietus, jisai tikėtina sustos trūkčioti, nes kitu atveju jūs negalite jo kontroliuoti ir liepti sustok. Ne, reikėtų jį priliesti, palaikyti lyg su spaudimu švelniu ir tikėtina, kad sustot. Pabandykit. Kiti sprendimo būdai galėtų būti, kad visgi vengiame streso, užsiemam sveikesnę mitybą. Tai vartojame magnio turinčius produktus, galim vartoti tam tikrus riešutus, špinatus, vartojame ir juodąjį šokoladą, juk tai labai geras pasiteisinimas, tiesa. Taigi vakare skrolindami ekraną nepamirškime padaryti ir akių higienos, pamirksėti, negerti 2, 3 ar 5 kavos puodelio, o tiesiog išgerti vandens ar tam tikros sveikos mitybos produktų.